Jei jūs domitės kamerom, kuriom nereikia maitinimo ir kameros turi SIM kortelės lizdą, kitaip tariant, autonominiam kamerom, šitas video jums bus įdomus. Taigi, turim kamerą pakraudamą su saulės panelė ir 4G tinkle dirbančią. Visos tokios kameros miega, niekad nieko nefilmuoja, o prabunda nuo PIR jutiklio, kuris yra kameros apačioje. Ši kamera turi daugmaž 2-3 kartus didesnę bateriją negu įprastos tokios kameros ir jinai turi vieną išskirtinumą, ko neturi kitos kameros. Jinai moka nemiegot. Kitaip tariant, mes per savo programėlę galim jai pasakyti, filmuok be sustojimo ir dirbk pastoviai, neužmig. Jeigu tai padarytume kitai kamerai, kito gamintojo, kitam modeliui, iš principo 3-4 valandos ir kamera nusės. Tačiau ši kamera be naktinio pašvietimo, jeigu mes jį išjungiam, gali dirbti daugmaž 2 paras. Daug, labai daug. Jeigu dar švies saulė, bus dar daugiau. Jeigu mes įjungsim naktinį pašvietimą, kas yra normalu, kamera dirbs vieną naktį ir daugmaž 2 dienas, jeigu nebus saulės. Tačiau komplekte šita panelė yra šiek tiek mažoka ir jos šiek tiek yra negana. Turim sprendimą. Štai kokio dydžio panelė. Pridėsim šalia. Va, koks skirtumas. Čia 3 W panelė, čia virš 7 W panelė. Taip, kad mes atjungiam esamą panelę. Patraukim šono laidą. Gamintojas yra pagalvojęs ir iškart paruošęs tokį sprendimą, tokį laikiklį. Tuo mes pagausim tą laidą, nes jis mums maišys. Ir mes kamerą tiesiog ant jos viršaus užmaunam šitą laikiklį. Nepataikiau, o dabar pataikiau. Viskas. Laikosi jinai ant kameros, laidas yra trumpas, komplekte yra prailginimas, jeigu reikia. Pasijungiam į kameros apačią. Jungtis yra speciali ir sandari. Viskas. Šitą panelę, šią kamerą sugeba pakrauti per pusę dienos, jeigu šviečia saulė. Pas mus saulės yra mažai, mums jos labai trūksta. Taip kad atsuksim ją į pietus, ten kažkur ten. Ir daugmaž kampu apie 35 laipsnius. Taip kad gali kamera ši be naktinio pašvietimo dabar dirbti turbūt visą vasarą, dalį rudenio, o žiemą dėja visos panelės yra, kaip ir jau neveiksnios, ar ant namo stogo, ar tokia, nėra didelio skirtumo. Tačiau kaip bebūtų, rinkoje toks sprendimas yra super, kaina mums šiandien pavyko dar sumažinti, panelė perkama yra papildomai, kam reikia, taip kad puikus sprendimas, ar tai statybvietė, ar tai miškas, ar kita vieta, galbūt sodyba, kur nėra elektros ir panašiai. Taip kad puikus sprendimukas iš Imau.